I made it through the wilderness. Somehow I made it through. Didn't know how lost I was till I found you. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad and blue, but you made me feel shiny and new, like a virgin. Hey, touched for the very first time. Grafas Tolstojus arba tiesiog klasikas. Kapitonas Debliusty. Žužu, 40-metė skaistuolė. Maršalas Nėjus. Gėjus. Napoleonas Maksas. Mūsų istorija, brangus ponai ir ponios, prasidėjo mieste, kuris vadinasi Paryžius. Tais laikais Paryžius buvo savotiška pasaulio sostinė, na kaip Maskva prieš krizę. Ir Paryžiuje tais laikais valdė garsusis Napoleonas. Susipažinkite, Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas. Genialus strategas, puikus karvedys ir didelis moterų mylėtojas. Valdove, nenoriu jūsų trukdyti, bet... Žirga. Valio! 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 Didysis imperatorius turėjo vieną nedidelę ydą. Šitokia neaprėpiama asmenybė dėvėjo labai mažo dydžio batus. Ir dėl to jį žiauriai kompleksavo. Ir tas kompleksas gynė didį korsikietį per visą Šengeno zoną iš šalies į šalį. Dydis nesvarbu, sakė jis. Ir laimėdavo visose frontuose. Savaime suprantamo meilės fronte irgi. Pasaulį valdo meilė. Arba kalbančio laikinė kalba libido. Taigi su savo hipertrofuotu libido neužauga pavergėjas pasiekė šalį, kurioje gyvena pačios gražiausios pasaulyje moterys. Čia jam greitai aplaužė jo libido. Sveiki atvykę į Rusiją. Valio. Rusija. Taip, taip. Pone feldmaršale, prancūzai jau prie Maskvos vartų. Laisvai. Ką pasakysit, ponai karininkai? Kylam į mūšį, ar atiduodam sostinę ir suteršiam savo garbę? Siūlau prarasti garbę. Jūsų šviesybė, velne mums ta Maskva. Savo dujų vamzdžių neturim, naftos neturim, deguonies nėra. O spūstys į Kremlių be cariškų žvangulių nė velnio nenusigausi. Tebūnie, atiduokim senąją sostinę priešui. Oho.
Jūsų šviesybė pagarba. Tik spėju, Napoleonas nelauks, kol motučiai Maskvai sukramtys ir išspjaus, o rausis toliau į Uralą, o aš noriu, kad jis įklimtų sostinėje iki pačių Botfortų. Ar turit minčių? Gal nusiųskim pas jį šnipę? Bobos įklampina kaip pelkė. Jau siuntėm ir ne vieną. Napoleonas su bobomis kalba trumpai drūtai. Štai pasigrožėkit. Pasigrožėkit. Žiūrėkit. Dabar tenka jiems sumokėti kompensaciją. Na kas tai, ką? Tada reikia, kad šnipė būtų super moteris, kad susuktų jam galvą, bet nepastotų. Turim vieną variantą. Kiek reikės jums aiškinti, kad aš be oro nei 20 minučių neištveriu? Poručike Rževski. Renkis, poručike. Važiuosi su manimi, tai caro imperatoriaus įsakymas. Puolu ir bėgu. O kur buvo jūsų caras imperatorius, kai mane įmetė į šitą pragarą? Ar karštą jau nešti? Dink iš akių, mulki. Buvo už ką? Už ką? Tu pramiegoji mūšį. Juk aš tada visą naktį ant savo pečių kėliau valstybės gimstamumą. Viskas, nereikia čia dabar skaičiuoti nuopelnų. Tėvynei gresia pavojus. Yra tokia profesija, sūnau, ginti tėvynę. Tėvynę. Tėvynė mano silpnybė. Tai štai. Karinė vadovybė iškėlė uždavinį. Taip. Truks plyš užlaikyti Napoleoną Maskvoje. Taip. Ir čia mums reikalinga boba. O kas jie? Tu. Aš. Taip. Kad aš, rusų husaras, kasdien keiščiau pantalonus? Niekada gyvenime. Aš suprantu, tai sunku, bet reikia. Tėvynės labui. Tai dabar tėvyniai prireikė. Kad aš ir žirgą dar skersą statyčiau, vyksta karas, kiekvienam savas frontas. Tai gal dar įsakysit man dar ir atsiduoti tam jūsų Bonapartui? Įsakysim, atsiduosi. O jei susidorosi su užduotimi, ruošk skylutę ordinui. Klestėk, mano Gruzija. Iškelsim tokią puotą, kepsim šašlykus. Na kas per šalis? Vos tik ordinas, būtinai ruošk skylutę. Tai, ar sutinki? Poručike. Su viskuo sutinku. Tik ištraukit mane iš čia. Taigi, mes esame Kremliuje, elitinėme rajone. 5 minutės kelio iki karietų rūmų. Kaimynai ramūs. Tylu. Beveik absoliučiai saugu. Per visą istoriją Kremliuje nužudė tik 2 carus. Eime į vidų valdovę. Mozaikinis parketas, nauja santechnika, atskiras sanitarinis mazgas, vonė 1. aukšte, tualetas 3. Gerai. Taip. Iš esmės neblogai, tik brangoka. Čia juk ne Paryžius, čia Maskva, tėvelė. Cariška lova. Tai dar vienas privalumas. Norite išbandyti čiužinį? Žužu. Kol kas apžiūrėkit kitas patalpas, o aš užsiimsiu miegamuoju. Jei imsit,
Galiu pademonstruoti ir patalus. Imsim. Sveikas, kairy. Jūsų prakelnybė, aš nekurčias, aš vairas. Atleisk, sūnau, visą laiką pamirštu. Štai, mūsų pasididžiavimas. Daugybė metų tyrinėjimų, milijonai iš valstybės iždo, triūsė šimtai protų, kol sukūrė šitą daiktą. Stebuklinga kepurė padaranti žmogų nematomą. Dar nebaigta. Teleskopinė špaga. Auksinė žuvelė. Taip. 3 norai? Ne, tik vienas. Brokas. Skraidantis kilimas. Pirmin. O stebuklingą staltiesę turit? O kurgi degtinėlė? Liko tik nealkoholinė degtinė. Nežinau, kas tai, bet jaučiu, kad gali padėti apsisaugoti. Duok 50 tokių. 51. Poručike, poručike. Na, laikas. Lysk į patranką. Kaip suprasti lysk į patranką, jūsų prakilnybe? Mes dabar iš patrankos tave driokstelsim į Maskvos pusę. Kaip driokstelsit? Kad net žiežirbos iš akių pasipils. Kai nuskrisi, susirasi žmogų, pravardę Grafas. Jis vadovauja pogrindžiui. Jis tau duos tolesnius nurodymus. Aš nesutinku. Vežkit mane atgal. Aš į patrankos vamzdį nelysiu. Poručike, poručike. Poručike, paklausykit. Aš išsiskyriau, girdit? Aš išsiskyriau su vyru. Taigi dabar aš visa priklausau jums. Šaukit, šaukit. Šaukit. Brangus maskviečiai ir neprašyti miesto svečiai. Tik už kelis rublius jūs dar galite spėti išskirtinėje ekskursijoje apžiūrėti mūsų sostinę, kol ji dar nesudegė. Prisiekiu motina, džigitai vakar dar turėjau registraciją. O šiandien antspaudas išnyko, na ko tu kabinėjasi, ką? Arbatas.
Man reikia tavo drabužių. Hasta la vista, Boba. Taip, čia Rževskis. Grafas Levas Nikolajevičius, jūs? O mes pažįstame? Be abejo. Aš dar 5 klasėje vadovėlėje apipaišiau jūsų portretą. Tai vis dėlto atpažinai. Šaunuolis. Tikriausiai tu ir esi tas žmogus iš vyriausiojo štabo. Taip tikrai, poručikas Rževskis. Vykdyti užduotį pasirengęs. Ką reikės daryti? Reikės. Ką reikės daryti? Kalbėk taisyklingai. Nereiks, o reikės. Nesikabinėkit prie panelės, dėdė. Kokiagi tu panelė? Baidyklė. Ar matei save veidrodėje žasietų? Gal tu ir pensininkas, bet aš taip išgražinsiu tau marmūzę, kad save su Aleksėjumi imsi painioti, aišku? Tu skundėsi, kad jau 3 metus bobos neturėjai. Ir ką? Nori šitos? Imk. Šitos senos kerėplos? Atleisk man, viešpatie, bet niekada gyvenime. Aš juk bobos neturėjau tik 3, o ne 10 metų. Supratai? Su tokiu snukiu tu ketini lysti Napoleonui į akis? Tolerancijos namai. Sveiki, grafe. Kaip gyvuojate? Senokai bebuvot užsukęs pas mus. Labadiena, madam. Ksiu. Kaltas. Vis vyžos neužneša čia. Karas. Taip, karas klaikiai gąsdina žmonės. Grafe, karas visiškai sugadino jūsų skonį. Kokią čia kaliausę atsivedėt? Jūs paskutinė mano viltis, madam. Reikia šitą pusiau tetą paversti princese. Per kiek metų reikės padaryti? Per 3 valandas. Pirmiausia, vyriškį reikia apstulbinti pakuote.
Lūpos, lūpytės, lūputės. Damos lūpytės tai vienintelis drabužiais nepridengtas meilės ginklas. Ir svarbiausia ne ką, o kaip jos kalba. Jūs turite apžavėti, sugundyti, pasinaudoti, bet tik nieku gyvų neįsileisti į savo pumpurą bitino. Kaltas madam, apie botaniką aš raukiu kaip bato aulas. O gal velniai nematė, gal tegul nutupia į pumpurą tas bitinėlis. Kaip tegul nutupia, poročiai, jūs neturit nektaro. Tiek to, greitai pats viską suprasit. Na ką, grafienė Rževskaja. Dabar Rusijos likimas jūsų gležnose rankose. Panos, kokia laimė. Sako, poručikas Rževskis grįžo. Nė žodžio apie mane, nė žodžio. Nejau, kas tas Rževskis? Apsišaukėlis, ponė imperatoriau. Vietinio folkloro ir anekdotų personažas meilužis. Nekreipkite dėmesio. Nejau, kodėl manęs niekas nekviečia šokti? Tu jų generolas, padaryk ką nors. Ei, pabandyk dabar turėtų pakviesti. Grafienė Rževskaja ir grafas Tolstojus. Užsikrušt, grafienė, jūs padorė dama, keikitės prancūziškai. Ar turim kokį planą? Nesiveršiuokime, nukabinti Napoleono. Poručikė, jūs moteris. Turite kabinti ne jūs, o jūs. Levai Nikolajevičiau, nuo jūsų šovinizmo norisi pulti po traukiniu. Pardon. Madam, jūs Napoleonui Bonapartui čia kaip šviesos spindulys. Velniai nematė. Kuo jūs vardu? Simpatuk. Manšer, aš Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas. Oho. Pardon, nežinojau. Politika nesidomiu, bet tikra džigita, po kelių salėje už žodžių dar iš gatvės. Aš maloniai priblokštas, madam. Paprastai tokius pareiškimus žarstau aš, juk čia Maskva išdykėlė. Mes čia visos grobonės. Geriau sakyk, iš kur parovė tokią kepurę, ką? Čia mano neatskiriamas žaisliukas. Gana girtis, imperatoriau. Tu man ir tai patinki. Oi, kas čia? Opa. Gerai jau.
Madam, aš sužavėtas, į mano gyvybę nė kartą kesinosi, bet dar nė karto manęs nėra išgelbėjusi tokia trapi būtybė. Oho. Kokia moteris? Magnifik. Žvėris, stipri, tikra, rusė. Tokios aš dar neturėjau. Duokit išlenkti dėl drąsos. 50 gramų, kad nesivaržyčiau. Taurelė, kad nedingtų balsas. Kur aš? Šiame pasaulyje, nors mane tai labai stebina. Kas aš? Ivanas Ivanovičius Rževskis, iš Samaros. Taip prisismeigiai vakar, poručike, kaip kiaulė. Su gimimo diena, ponė Bonapartai, iš pradžių nusprendė, kad tu Marilyn Monroe. Paskui striptizą suskėlei. O paskui kankaną iki paryčių trypiai. Maskvoje atsirado nauja pelenė. Nieko neprisimenu, pasižiūrėk į save veidrodyje, kiaulė. Paleisk mane. O viskas kaip visada, taip gražiai prasidėjo. Po pokylio tu užsimanei pasiausti ir nuvažiavai į viešnamį. Jau atrodė, kad prisismaginai valias, bet ne. Išsirovė dar pas čigonus. Ten tavo širdis salo ir šalo ir vėl salo. Tu ten dainas plėšiai, kulnus raitei, raudojai, piršaisi čigonų barono dukrai. O jis tau 2 valandas aiškino, kad jis turi sūnų, o ne dukrą. Išvaistai krūvą iždo pinigų. Žuvelė, jūs turit vieną norą. Padaryk taip, kad man nebeskeltų galvos. Ir ką? Nebeskelia. Nikolajevičiau. Ir tai pasak jūsų anekdotų personažas, Rževskis grįžo. Šį rytą tai patvirtino kilmingų panelių mokyklos direktorius ir čigonės Aza ir Zara. Štai čia tai šlovė, o aš? Kas aš, jūsų nuomonė, tik bukas snukis kareiva? Imperatorių, jūs didis karvedys. Bauskit mane. Kiek galiu bausti? Aš tik noriu pakliūti į garsiausių širdžių ėdikų sąrašus. Dieve mano, kaip jis jaudinamai moka išeiti. Pone, jums bloga? Pagirios. Suprantu. Kuo mes galėtume jums padėti? Vakarop turi būti šviežutėlis, kaip 8-okė. Deja, reinkarnacijos paslaugos mes neteikiam, bet galim jums pasiūlyti kaukę, odos šveitimą, depiliaciją, gerai visą tai ir butelį mineralinio. Bus padaryta.
Kaip malonu būti pana. Skaudagi. Viską pasakysiu, adresus, slaptažodžius, konspiracinius būtus, tik nedebeliuokit bikinijos ryties. Nebijokit, truks tik sekundėlę. Ne, nereikia, reikia. Reikia. Maldauju, ne. Greičiau. Sakyk, kas ta mergina? Tai Nataša Rostova. 1810 metų Miss Europa. Užėmė antrą vietą. Atsiliko nuo Norvegijos. Norvegijos. Klausyk, žmogau, man reikia tavo drabužių. Greičiau renkis. Čia vyrų tualetas, damų kambarys už kitų durų. Aš niekada nesupainioju tualetų durų šovinystę. Renkis greičiau, sakau, girdi? Renkis. Klausyk, aš Žanas Klodas Van Damas. Dar žinomas kaip Miles from Brals. Raminkis gerai. Aš atpažinau tave, atpažinau. Atvesk reikis čia. Maukis kelnes, sakau. Jūs geriau eikit iš čia. Maukis kelnes. Gal tiesiog atsipalaiduokim. Gerai. Aš tave atpažinau. Tikrai? Taip. Gerai. Taip. Bet greičiau maukis velniop kelnes. Greičiau. Jei taip primygtinai prašot, tuoj paragausit mano kumščių. Mon pantalon? Oui, mon pantalon. Tu prends pour qui, toi? Kas tau, ką? Je te mets un coup de poing, toi. Attention. Juk prašiau tavęs gražiuoju. Gerai. Au revoir. Ir kokio velnio aš beldžiausi į Rusiją? Košmaras. Kieno tu? Maksimusai, štai kur tu besarmati. Pardon, mademoiselle. Tiesiog Maksą nuo vaikystės traukia grožis. Jis jūsų, o taip. Baisus chuliganas ir paleistuvis. Koks tu stebuklas? Stebuklas tai jūs, Natalija. Iš kur žinote mano vardą? Kasgi nepažįsta tikrosios Miss Europos? Ta norvegų snieguolė neverta ne vieno jūsų kojų pirštelio. Tai jūs ir esate poručikas Rževskis. Toks jausmas, kad mes jau buvom susitikę. Man jūsų veidas irgi atrodo matytas. 808 metų rugpjūtis. Turkija, oligarcho Aladino pensionatas. Viskas įskaičiuota, ne. Aš tą vasarą buvau Vienoje, madų demonstravime klimato atšalimo proga. Ten šimtai nuogų moterų žygiavo po karaliaus rūmus. Aš ten skubėjau, dėja pavėlavau. Gaila, buvo labai gražu. Įsivaizduoju. Prašau atleisti, ar pageidausi dar ko nors? Damai ko nors stipresnio. Damai jau laikas eiti. Natali, meldžiu neišeikit. Juk vyksta karas. Virš galvų skraido paklydėlės kulkos. Dvi vienišos sielos pagaliau susitiko beprasmiško smurto ir neįsipildžiusių lūkesčių sūkuryje. Deja, ilgai merginti jūsų nėra laiko. Poručike, aš pamečiau jūsų minties giją. Kur jūs lenkite? Nataša, siūlau važiuoti pas jūs. Vadinasi, viskas, ką apie jūs girdėjau, tiesa. Jūs paprasčiausias mergišius. Ką aš galiu padaryti, Natali? Juk aš liaudės folkloro personažas, kitaip nemoku. Tai mokykitės. Grafienė Rževskaja. Na aš. Su kuo turiu garbės kalbėti? Aš markizas Demozasadas. Sakykite, ar ne jūs pokylyje netyčia pametėt šitą 46 dydžio batuką? Apsaugok viešpatį, markizė, aš gyvenime nenešiočiau tokios nešvankybės.
Kas yra, vyručiai? Į nervą ją. Mazochistė, Rubliovo rajono kekšė. Kuo aš kaltinama, kad esu stambių kaulų, tai biologinė diskriminacija. Aš skūsiuosi, aš draskysiuosi ir kandžiosiuosi. Niekšai, galvijai. Meluoji, nepaimsi manęs, varliūze. Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret. 1001 soriukas, tavo didis prancūzas gerbėjas? N. Et si tu n'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie est pourquoi simplement te trouver et pour te regarder. Madame, man labai malonu. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Siempre que te pregunto que cuándo y cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás,
quizás. Así pasan los días. Kokia pati didžiausia jūsų svajonė? Ji labai paprasta. Noriu paprastos, bobiškos laimės. Šeimos, krūvos vaikučių ir kuo daugiau gražių draugių. Labai gražių. O jūs? Aš tuo jums parodysiu. Nagi. Así pasan los días. Y yo desesperando y tú contestando. Oho. Quizás, 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 quizás. Jūs tai matėt? Kodėl viršelyje ne aš? Poručiko pergalių meilės fronto sąrašą per paskutinę parą papildė policijos moterų skyrius ir Šventosios Elenos salos vienuolyno seserų choras. Kaip aš dabar atrodysiu grafienė Irževskajai? Tu prakeiktas nevykėli. Mano imperatoriau, ar jums neatrodo, kad jūs per daug užsiėmė šitą rusų kurtizane? Kitą kartą mano delne bus atsuktuvas. Valdove, tada kitą kartą mano eilė. Tęskit. Šiandien mes turėjom leistis į žygį užkariauti Uralo. Tai kodėl nesileidom? Jūs nepasirodėt. Perduokit mano mylimai kariuomenį, kad žygiuojam užkariauti Uralo poryt. Valio, valio. Valdove, o kodėl ne rytoj? Rytoj aš negaliu. Mūsų su grafienė jubiliejus. Mes jau 2 mėnesius kartu. Dvikovų mėgėjų klubas. Jaunųjų dvikovininkų kursai. Čia tau. Mūsų jubiliejaus proga. Patinka? Beprotiškai. Ačiū, katinėlė. Melsiu ten atleisti man nuodėmes. Ir už mane pasimelsk. Rytoj kilsiu užkariauti Uralo. Kaip? Į Uralą. Na, mes juk ne šiaip savo į Rusiją atėjom. Mes čia turim reikalų. O kaipgi aš? Tai tu nori mane palikti čia vieną? Niekšė. Čia mano močiutė servizas. O Dieve, kokiagi aš kvailė? Tu egoistas. Dėl tavęs aš viskuo rizikavau, viskuo. Visi mano, kad tu jau seniai naršai mano pantalonuose. Mašer, mašer. Aš pasirengęs kaip obolio atsikasti pusės pasaulio, tik už galimybę bent pagalvoti apie jūsų pantalonus. Galvok, leidžiu. Kaip jūs drįstat? Grafienė, kviečiu jūs lydėti mane į Uralą. Į kokį Uralą, bonė? Gal dar pakviesi mane į Čečėniją, į šokius? Na, katytė, ką katytė, ką katytė? Aš neketinu belstis kažkur į provinciją dėl tavo debiliškų pergalių. Ar tavo kabinete yra ko nors daugiau įskyrus tavo įžūlų snukį? Zuikelį, na nepyk.
Nori, aš atidėsiu savaitę kampaniją. Tu tikrai galėtum? Žinoma. Tik tu neširsk ant manęs. Džiaukis, kad aš nemoku ilgai pykti. Kareiva, tu kareiva. Jums neduok valgyti, o tik karą žaisti. Sudaužėm visus indus. Nusipirksi naujus, juk tu imperatorius. Tūkstantis 812 metų žiema. Labas vakaras, brangus bičiuliai, leiskit jums pristatyti mano naują 812 metų rudens ir žiemos kolekciją Atsitraukimas. Pirmas mano kolekcijos modelis vadinasi Nekviestas svečias. Paprastas stilius ir liaudies motyvai puikiai dera su pašiltintu pamušalu. Kitas modelis – Marodierius. Atkreipkite dėmesį į talpius aksesuarus, talpes viršenikes. Šis modelis vadinasi Aštuntokė Aha, aha. Ji paklydo, ji ieško savo klasės. Kitas modelis – Nekaltybė. Šitą modelį skiriu savo imperatoriui. Kitas modelis vadinasi Meilutė. Klasikos svajonė. Natalija. Gražuolė. Kokia laimė, kad jūs ir čia. Iš kur jūs žinot mano vardą? Argi mes pažįstami? Ne visai. Tiesiog matydamas tokią tobulybę negaliu nuslėpti savo mergiško susižavėjimo. Palaukit, jūs grafienė Rževskaja. Napoleono sugulovė. Na, kodėl jūs taip, Natalija? Širdžiai neįsakysi, pamilstinė tironą. Aš ne už ką nepamilčiau priešo. Joks prisikvepinės prancūzas negali prilygti tikram rusų mužikui, net jeigu nuo jo trenkia alkoholiu ir jis tave bando užlaužti ant šieno, o jūs suteršėt Rusijos moters vardą. Ji irgi. Tai avis. Atsiprašau, Natalija, tiesiog vyrus kartais reikia dresuoti. Grafienė? Jūs lesbietė? Na, neslėpsiu truputį. Va tiek. Poručike? Ar tarp mūsų kas nors buvo? Kol kas ne. Žinote, poručike, noriu jums prisipažinti. Vakar mane įstringai pabučiavo viena moteris. Nuostabu. Ar jums patiko? Tai buvo nepamirštamas bučinys. Ir žiūrėdama ją į akis, aš kažkodėl prisiminiau jūs. Keista. Nataša, niekam nepaslaptis, kad aš turėjau daug moterų. Ne, aš turėjau labai daug moterų. Poručikė, jūs tyčiojatės? Ne, konstatuoju faktą. Bet kai sutikau jūs, aš praskydau. Praradau vyrišką smarvę. Subirėjau. Suprantate? Ir... Natalija, ar kada nors esate kritusi į kupetą ir giliai traukusi šviežio dobilų šieno kvapo? Ar esate kepusi kiaušinienę nerafinuotame saulėgrąžų aliejuje, o paskui dažiau į ją ruginę Borodino duoną?
Ar esate lakščiusi šiltame vasaros lietuje? Taip. Basa? Neprisimenu, vaikystėje gal. Nereikia apie vaikystę. Ar jūs kada nors esate mylėjusis Kipre? Iš karto su 2 moterimis? Ne. Aš irgi. Bet juk mums niekas nedraudžia svajoti. Poručikė, jūs toks nedorėlis, bet toks žavingas. Poručikė, jūs bučiuojatės kaip moteris. Nesupratau. Tai komplimentas? Dar ir koks. Kaip ir prašėt, madam, Anyžinė 1774 metų derliaus. Ačiū, mes patys įsipilsim. Brangioji, kas čia? Boniečka, jei jau tu užsimoji užkariauti visą Rusiją, mes gersim rusišką gėrimą. Brangusis, už mus, iki dugno. Iškvėpk. O dabar mūsų svečio iš saulėtosios Prancūzijos prašymo, šią dainą mes skiriame jo mylimai. Madam. Слышь, братишка? Broliuk, turi rūkalų? Aš nerūkau. Pėdink iš čia, dėdulė. Dama nori pašokti. Vaikinai, dama nešoka. Pailsėk, dėdulė. Vaikinai, ko jūs raunatės? Aš aiškiai pasakiau, aš nešoku. Gal nori turėti problemų? Ko tu šoki? Na viskas, vaikinai. Padėkit, chuliganai. Straikas. Meilutė. O kur visi? Išvažiavo į vasarnamį, grįžti poryt. Suglamžysi suknelę. Tu didi moteris.
Neneiksiu. Šiaip jau aš irgi. Ne paskutinis žmogus Europoje. Katytė. Jūs dar pamatysit. Apie mane rašys knygas. Pamatysit. Nufilmuos ne vieną filmą. O kartais dar man atrodo, kad mano vardu pavadins kokią nors psichikos ligą. Arba kokį nors tortą. Dėl mūsų meilės, Katule, aš pasiryžęs viskam. Užkariauti ir išlaisvinti žemynus. Įžiebti užgesusias žvaigždes. Žongliruoti planetomis. Aš patiesiu jums po kojomis paukščių taką. Aš daugiau taip nebegaliu. Ką? Grafienė, aš padarysiu bet ką. Viską, viską? Viską, viską. Tai gal veskit mane? Klausyk, aš negaliu. Kodėl? Suprask, esama dalykų, kurių net aš negaliu. Supratau. Viskas aišku. Vadinasi, žongliruoti planetomis dėl manęs jis gali. O kai prakalbom apie rimtus dalykus, pritepėjai pantalonus. Nieko aš nepritepėjau. Pritepėjai, juk aš vedęs Austrijos princesę, nieko baisaus. Aš Maskvoje staigiai suorganizuosiu skyrybas. Tu man tik pasakyk. Suorganizuok. Sutinku. Katytė mano. Ne, Bonička. Mur, 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 tik po vestuvių. Ir kaip suprasti, aš sutinku. Tu čia man darai paslaugą? Kas tai peršasi moteriškiams? Kur fejerverkai? Kur rožių žiedlapių lietus? Ką? Kur? Jei nori žinoti, aš mergina iš padorios šeimos. Supratai? Supratau. Grafe, perduok centrui, kad aš daugiau nebevaikščiosiu su šitais masinės gamybos kudurais. Tu dar purkštauji, maudaisi gerybėse, kosmetika ir spa. Tfu, kad tave kur. Ak, šitaip. Po viso to, ką aš padariau dėl tėvynės, dar turiu maldauti pinigų normaliam manikiūrui? Žiūrėkit, poručikė, per daug neįsijauskit, nes karas baigsis, o nesveiki polinkiai liks. Grafienė, aš, Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas, meldžiu jūsų. Būkit mano žmona. Sutik. Aš sutinku. Aš apakęs. Aš irgi. Žiūriu aš į jūs, grafienė. Ir stebiuosi, kokia jūs vyriška šliundra. Su moterimis aš nesikaunu. Jūs užžiūrio skystablauzdžius, bet kuri moteriškė koja nepasmauktų. Na, jei tai primiktinai reikalaujat, eikš pas mamytę. Bob,
Labai yra boba. Ką? Nataša? Poručikė. Ir tu visą šitą laiką tarnavai prancūzams? Kas prašneko? Tu su jais miegi. Aš rusų žvalgas. Aš vykdau slaptą užduotį. Aš irgi rusų žvalgį. Aš irgi vykdau slaptą užduotį. Ir būčiau vykdžiusi, tu man nebūtum sutrukdęs. Šitą knygą esu perskaitęs skersai išilgai. Mudviejų interpretacija buvo arčiausiai originalo. Poručikė, tu neįtikėtinai apsiskaitęs. Taip kaip tu, manęs dar niekas neįkvėpdavo. Aš pasiryžęs stačia galvą nerti į mokslus. Aš dabar visada ir visur geidžiu tik tavęs. Aš jaučiu kažkokį švelnumą. Aš noriu rūpintis tavimi. Ir mano širdyje skleidžiasi kažkoks keistas jausmas. Tu mane pakeitei, sužmoginai. Aš nustojau būti anekdotu. Aš tave myliu. Tekėk už manęs. Ką? Myliu tave. Būk mano... Pasakyk garsiai, neišgirdau. Negaliu. Kaip negali? Gali. Nagi, Vane, sakyk. Žiūrėk man į akis, Vane. Žmona. Tikrai, būti tavo žmona. Taip, sutinku. Man pavyko, pavyko. Nataša, greičiau grįžkime į 48 puslapį. 48. Tai mano mėgstamiausias puslapis. Velnias, man reikia grįžti į štabą. Jis bet kurią akimirką tai čia. Padėk į vietą, nekvailiok. Kaip aš tavęs pasilgau. Po 100 giltinių kur autai? Natusenka, dabar aš negaliu leisti, kad tau kas nors atsitiktų. Pažadėk man. Jeigu tau kas nors atsitiks, būtinai man pranešk. Pažadu. Imk pavyzdžiui, ką nors padėk. Ką padėkti? Opera? Degilevą? Nesvarbu. Nors ir visą Maskvą. Viskas mano meilė turi bėgti. Vakare pasimatysim. Ple, kėdės stalas parduotuvė, kukriniksai, koalicinių teismo rūmai, hidroelektrinė. Nieko savo. Kas čia vyksta? Man į akį įkrito krislas, taigi ponas Debliusti maloniai sutiko jį ištraukti.
Aš padaviau skyryboms su Josefina. Aš iki to sukrušto krislo 3 mėnesį neprisikasu. Šliundra. Ko spoksai, ožy? Aš ilgai galvojau, kaip jūs nubausti. Ketvirčiuoti? Banalu. Pamauti ant kuolo. O jeigu jums netyčia padės? Teskait valdovę bitę. Padėti jums ant liežuvio bitę. Mantų tyrimas. Paskiepyti nuo tuberkuliozės ir sušlapinti tą vietą. Dantų gydytojas. Nutemti jūs pas odontologą. Karbidas. Įsprogdinti jums žabtose karbidą. Tai pernelyg švelnios bausmės. O lituoklis? Simonai, aš noriu, kad jūs kankintumėtės visą gyvenimą. Aš jūs apvesdinsiu. Žužu. Kuris? Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, listen to your heartbeat. Like a virgin, ooh, like a virgin. Feels so good inside when you hold me and your heart beats and you love me. I was beat, incomplete. I've been had. I was sad and blue, but you made me feel. Yes, you made me feel shiny and new. Sodų žiedėjai vyko didžiulė avarija. Susidūrė 5 gurguolės vežimai, žuvo 10 baudžiauninkų. Laimė, aukų nėra. Paprasčiau. Like a virgin, touched for the very first time. Like a virgin, listen to your heartbeat. Like a virgin, like a virgin, feels so good inside. Sutinku tekėti. And your heartbeats. Bonė, juk aš sakiau. Tik po vestuvių. Like a virgin. Brangus jaunikiai ir nuotakos, šiandien jūs sujungėte širdis ir sukūrėte naują visuomenės ląstelę. Sakoma, kad sutuokia dangus. Tink! Pasitrauk! Šalin! Šalin! Grafienė, sutinkate, buržuja Rževskaja, ar sutinkate tapti užgrobėjo okupanto Bonaparto žmoną? Sutinku. O dabar galite sumainyti žiedus. Taikos jums. Ir karo. Tai štai, brangioji, dabar man metas. Kur? Brangioji, aš imperatorius, man metas į mūšį. Palauk, kaipgi?
O jeigu aš tavęs paprašysiu pasilikti? Na gerai. Palauk. Už tėvynę. Jeigu sužinos kas nors iš mūsiškių, sudraskysiu, prisiekiu. Tylėsiu kaip kapas. Žužu, tu dar turėsi laiko. Mano berniuk. Aš tau tuoj tokį dalyką parodysiu. Dalyką? Lesk man. Aš pats. Kačiuk, atrakink. Na, palauk tu. Aš negaliu kentėti. Grafienė, jūs man pažadėjot. Nataša. Velnias. Einu. Žmona, įleisk vyrą. Žužu, aš turiu tau pasakyti kai ką labai svarbaus. Ką tu sau leidi? Grafienė, kas čia ką tik buvo mano delne? Grafienė, jūs ką, grafas? Labai gerai. Viskas. Poručikė, jūsų misija baigta. Nesutrukdžiau? Nataša. Skrendu pas tave. Nataša. Grafienė, beje, turime didelių nemalonumų. Paaiškėjo, kad imperatoriaus adjutantas rusų šnipė. Ką jūs sakot? Įsivaizduojat? Susitiksim per vakarienę. Stop. Poručikė. Nataša. Poručikė. Kaip aš tavęs pasiilgau. Mylimoji. Kodėl tu taip ilgai neatskubėjai? Kaip tau negėda, neatskubėjau. Mes net už tėvus nespėjom išgerti. Žužu. Aš tik nekaltas mazochistas. Ne, Žužu. Mano berniuk. Ne, maldauju. Ne, maldauju. Po 4 mėnesių. 1812 metų žiema. Prancūzai bėga. Kaip jūs jau supratot, visas šitas mūsų pasakojimas, gerbiami ponai, paremtas pačiais tikriausiais istoriniais faktais. Visi įvykiai dokumentuoti tiksliai, atkurti be jokių pramanų. Na, ir kaip nuo žilos senovės priimta Rusijoje, kaip ir kiekvienas svarbus mokslo dokumentas, taip ir šis turi laimingą pabaigą. Vaja. Negaliu patikėti, kad karas baigėsi.
Nereikia vėti tų idiotiškų aukštakulnių. Nebereikia kištis į liemenėlę vatos. Nebereikia valgyti tų liesų jogurtų. Nebereikia strimgalviais lėkti į štabą, avėti tų baisių botfortų. Jokių špagų, pistoletų, dvikovų. Viskas jau praeitis. Taip, tik tu ir aš. Klausyk, o kur tu nusipirkai tokią įdomią kepuraitę? Reikia žinoti vietas. Taip, taip. Kiaušinienėlė tu mano. Ką? Skauda? Skauda. O man ką? Neskauda? Bonia, ką tu čia veiki? Transvestitai jūs begėdžiai. Ką? Laiminga pabaiga? Lemur? Bučiniai? O mane paliko Šventosios Elenos saloje kurpti atsiminimų? Užtat turėsi ką prisiminti, kai rašysi atsiminimus. Ne vien savo kvailas pergalės. Berniukai, gal negadinki man medaus mėnesio. Kokio medaus mėnesio, jis ištekėjęs. Na, nustok pūstis, Bonia. Mudu juk nesvetimi. Na, ko tu? Eikš, apkabinsiu. Nenoriu. O jei nori žinoti, pasiilgau tavęs. Tikrai? Tikrai. Vis dėlto tu geras vyras. Kad ir ką apie tave kalbėtų. O ką apie mane kalba? Nieko, spjauki viską. Geriau einam valgyti prancūziškų raguolių. Jūs juos taip skaniai kepat. Amistad, memoria, amistad, memoria. Aš ilgai svarsčiau, Simonai, kokią jums bausmę skirti? Ketvirčiuoti? Dar kartą? Ketvirčiuoti? Kas čia vyksta? Simonai. Pasodinti jūs ant kuolo? O jeigu jums patiks? Ketvirčiuoti? Miša nekaltas, čia tie jo kareivėliai.
Наташа. Laikas, einam. Išversta ir įgarsinta BTV. Ну что такое? Мне попались! Привет, левые!